Vienas automobilio aukciono lošimo tipas yra on reserve. Tai kągi jisai reiškia? Tai reiškia, kad pardavėjas vėl yra nusistatęs kažkokią tai minimalią ribą, kiek jis už ją nori gauti. Ir iki tos ribos, jeigu bus laimimas automobilis, jisai greičiausiai neparsiduos. O jeigu tik pasieks arba viršys tą ribą. Tai sakykime, imkim kaip pavyzdį automobilio kaina 10 000, ne, yra on reserve, nustatęs pardavėjas, bet jūs jos nežinote, nes tai yra paslaptis, jinai neskelbiama, jūs niekada nežinosit, kiek yra on reserve kaina. Ir tarkim keliama, ne? Ir jeigu tik tai automobilio kaina kažkas pastatė daugiau nei 10 000, automobilio lošimo tipas automatiškai pasiverčia į pure sale. Tai pure sales reiškia, kad automobilis automatiškai bus laimimas ir atiduodamas tam klientui, kas pastatė didžiausią statymą. O jeigu automobilis būna iki 10 000 laimimas, tai jisai vadinamas on approval ir reiškia, kad jisai nepasiekė pardavėjo nustatytos kažkokios tai minimalios sumos ir tada jūs gausite asmeniškai iš pardavėjo pasiūlymą, kuris jums duos pasiūlymą ir jūs žiūrėsite, ar jums sutikti ar ne.